Alpinistų bendruomenė Kadų vadina laukiniu kalnu ir tuoj sužinosite kodėl. Sveiki atvykę į Extreme. Tūkstantis 1953 metais, kai Bazooka Joe komiksai keitė vaikų gyvenimus visame pasaulyje, trečioji amerikiečių Karakorumo ekspedicija į Kadų prasidėjo. Ekspedicijai vadovavo Charlesas Houstonas, gydytojas ir patyręs alpinistas, kuris norėjo užkariauti kalną tuo metu, kai amerikiečių problemos troško pasižymėti aukštumų alpinizme. Komandą sudarė 8 elitiniai alpinistai, tarp jų Artas Gilkis, Pytas Šoningas, Džordžas Belas, Bobas Kreigas ir atsidavusi nešikų komanda iš Hunzo slėnio. Charlesas Houstonas buvo komandos gydytojas. Jis jau buvo vadovavęs pirmajam Nanda Devi, aukščiausias tuo metu įkoptos viršukalnės įkopimui. Kaip ir likusi komandos dalis, jis buvo elitinis alpinistas, tačiau po 6 savaičių visa tai nebeturės reikšmės. Jų ekspedicija prasidėjo gegužę Ravalpindyje, Pakistane. Ten jie pasamdė nešikus ir pasiėmė ledkirčius, kates, fiksuotas virves, šaltam orui skirtus drabužius, daug maisto ir medicinos atsargų, kurios turėjo užtekti visai ekspedicijai. Tinkamas pasiruošimas dažnai gali lemti skirtumą tarp gyvybės ir mirties. O kai kalbama apie Kadų, jie tikrai turėjo būti pasiruošę. 6 savaitės žygiavimo atvedė juos į bazinę stovyklą esančią 16 400 pėdų aukštyje, kur jie žvelgia į kalną. Planas buvo pradėti kilti gerai žinomu Abruzziketeros maršrutu. Šį kelią į viršų prieš 10 mečius pirmasis įveikė Italijos kunigaikštis, tačiau vadinti šį maršrutą nusistovėjusiu šiame kalne būtų žiaurus pokštas. Kopti Abruzziketeros maršrutų reiškia ištverti ilgalaikį, žiaurų, mišrų kopimą per dantytas uolas ir statų ledą. Jie žinojo, kad tai nebus lengvas kopimas, tačiau net ir tada juos nustebino tai, ką Kadų jiems pateikė, nes komanda nuo pat pradžių susidūrė su siaubingomis sąlygomis. Viena audra keitė kitą, todėl nuolatinė hipotermijos grėsmė visada buvo šalia, kai grupė veržėsi per stačias vietovės. Ir tai buvo 1953 metai. Nebuvo jokio gelbėjimo sraigtasparnio galinčio pasiekti tokį aukštį. Nebuvo ir palydovinio telefono. Jei kas nors nutiktų virš 8-osios stovyklos, vienintelė galimybė nusileisti buvo pasikliauti vieni kitais. Nepaisant šių sunkumų, Charlesas ir komanda rugpjūčio pradžioje pasiekė 25 500 pėdų aukštį vietą, vadinamą 8-ąją stovyklą, kažkaip be jokių incidentų. Planas buvo skirti šiek tiek laiko atsigauti prieš galiausiai darant tai, dėl ko jie atvyko į šį kalną. Tačiau Kadų turėjo kitų planų. Užuot trumpai ir greitai pailsėję, juos užklupo katastrofiškas 10 dienų uraganas. Nenumatomi vėjai, švilpiantis daugiau nei 100 mylių per valandą greičiu, trenkėsi tiesiai į jų palapinę, kurioje pamažu kaupėsi gilus sniegas. Visa tai, kartu su žiauriais mirties zonos reikalavimais kūnui, sukėlė medicininį košmarą, kokio nėra niekur kitur pasaulyje. Rugpjūčio 7-osios rytą Artas Gilkėjus, vienas iš Charleso alpinistų, pabudo savo smarkiai drebėjusioje nailoninėje palapinėje, kai lauke dar buvo tamsu. Jam skaudėjo visą kūną po savaičių intensyvaus kopimo. Jo įranga buvo sušalusi, temperatūra krito žemiau -20 laipsnių, o kai jis bandė išlipti iš miegmaišio, jis sukniubo iš nepakeliamo skausmo. Jo kojos buvo patinusios ir skausmingos. Paaiškėjo, kad jam išsivystė medicininė būklė, vadinama tromboflebitu. Tai reiškia mirtinus kraujo krešulius jo kojose. Kiekviena sekundė turėjo būti kruopščiai apskaičiuota. Vienas neteisingas judesys ar staigus slėgio pasikeitimas ir nestabilūs krešuliai galėjo netikėtai atitrūkti, nukeliauti jo plaučius ir akimirksniu jį nužudyti. Charlesas, būdamas gydytojas, iš karto atpažino bauginančius simptomus. Jiems pasisekė diagnozuoti tai, kol jis dar nemirė savo miegmaišyje. Tačiau dabar jų laukia gerokai pavojingesnis iššūkis. Artas negalėjo vaikščioti, o jie buvo įstrigę 25 500 pėdų aukštyje, uragano viduryje. Nebuvo jokios išeities. Jiems teko leistis žemyn, kai tik oras šiek tiek pagerėjo. Taigi komanda pritvirtino Artą prie improvizuotų neštuvų pagamintų iš miegmaišio ir palapinės audinio. Ir kai jie ruošėsi leistis žemyn, visą stovyklą tikriausiai užplūdo didžiulis siaubo jausmas. Jie žinojo, kad prireiks visų jų techninių įgūdžių, nes nuleisti žmogų 55 laipsnių ledo šlaitu yra vienas sunkiausių dalykų, kuriuos kas nors gali bandyti.
Tačiau šie amerikiečiai neketino palikti savo draugo mirti, kai išsigelbėjimas buvo visai čia pat, žemiau. Naudodamiesi pritvirtintomis virvėmis, 5 sąmoningi alpinistai prisitvirtino prie improvizuotų gilkių neštuvų. Tai buvo vienintelis būdas atsargiai nuleisti artą žemyn atvira uolos siena. Beprotiškai žema temperatūra ir akinantis vėjas buvo pakankamai baisu. Visą laiką visi turėjo nuolat naudoti didžiulę, alinantį jėgą, kad išlaikytų visiškai bejėgį alpinistą. Bet kurią akimirką oras galėjo pasikeisti, o alpinistai turėjo būti pasiruošę staigiems akmenų griūčiai ir nestabiliam sniegui. Ir tada tai įvyko. Įveikęs nepaprastai sudėtingą maršruto dalį, alpinistas George'as Bellas staiga paslydo. Jo keites beviltiškai braižėsi į ledą, skleisdamas šiurpinantį cypimą ir sukeldamas ledo purslus. Tada jis ėmė greitai slysti žemyn, o tuo metu nailoninė virvė, jungianti jį su likusia komanda, akimirksniu įsitempė. Tai buvo tarsi sulėtintas žmonių domino efektas. Kai Bellas krito, virvės staigiai nutempė kitą alpinistą nuo kojų. 2 krentančių vyrų svoris tada nutempė žemyn kitą ir taip toliau. Per kelis širdies dūžius visi 5 sąmoningi alpinistai virto krentančių galūnių ir ryškių drabužių raizgalynę, smarkiai riedančią ledo laukų viena mase link 6000 pėdų skardžių. Ir tai turėjo būti pabaiga. Tačiau aukščiau jų, dar aukščiau šlaito, paskutinė saugos virvė buvo pritvirtinta prie 25 metų ekspedicijos nario Pito Sheinio. Iš savo aukštesnės pozicijos Pitas veikė vien tik instinktyviai. Jis įsmeigė savo medinę rankeną ledkirtį 9 žuolos įstrigusias lede, apvyniojo virvę aplink jį ir visų savo kūno svorių prisispaudė prie jo. Tačiau tam prireiktų visų likusių jo jėgų. Visi 5 vyrai, einantis mirties link, staiga ore sustojo, pakibę ant vienos virvės ir vieno vyro rankos stiprumo. Įsivaizduokite tą akimirką apėmusi siaubą, tą siaubą, kurį jautė Pitas žinodamas tai. Menkiausia klaida. Sekundės dalis, kai jo medinė rankena per daug išsilenktų, 1 milimetras, jei uola pasislinktų lede, būtų visus nuvedęs į kapus. Pitas laikėsi vien tik iš gryno, desperatiško adrenalino, kol galiausiai jie galėjo nagais įsikabinti ir grįžti į saugę, stataus šlaito pusę. Kai vyrai stovėjo ant tvirto ledo, jie jautėsi tarsi apgavę mirtį. Jie trumpam sustojo, kad suvoktų visą ką tik įvykusio siaubą ir suprato, jog Pitas ką tik įėjo į istoriją. Atsigavę jie atsargiai pritvirtino artą gilkį prie šlaito, naudodami 2 ledkirtį. Dabar jau buvo vėlu, kritimas užtruko ir jie tikrai negalėjo anksti nusileisti. Jiems reikėjo netoliese pastatyti bivako palapinę, kad išgyventų naktį. Kaip galbūt žinote, palikti žmogų vieną ant kadų net kelioms minutėms laikoma labai rizikinga. Tačiau šie vyrai buvo vienoje iš labiausiai izoliuotų pasaulio vietų. Jie jau buvo siaubingai sukrėsti po kritimo. Jie buvo išsekę tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Būtent tokiomis akimirkomis smulkios detalės virsta didelėmis pasekmėmis. Sutvirtinę palapinę, 3 alpinistai vėl išėjo į pūgą, kad pargabentų artą ir įtrauktų jį į palapinę. Tačiau, kai jie pasiekė vietą, kur buvo pritvirtinę artą, jo ten nebebuvo. Nebuvo likę nieko, tik sniege likusi vėžė, vedanti nuo uolos krašto. Dauguma ekspedicijų jau laikytų šios dienos išgyvenimą pergalę ir nedelsdami pradėtų galutinį nusileidimą, kad grįžtų prie šiuolaikinės visuomenės patogumų ir savo šeimų. Bet ne ši komanda. Jie buvo visiškai palaužti. Iki šiol tiksli arto dingimo priežastis išlieka paslaptimi. Ar staigi sniego lavina jį nusinešė? O gal supratęs, kad yra mirtina našta savo išsekusiems draugams, artas tyliai atsirišo, kad juos išgelbėtų. Kad ir kokia būtų priežastis, tą lemtingą dieną alpinistų pasaulis neteko legendos. Čarlzas Hjustonas ir likę gyvi vyrai atidavė pagarbą pastatydami atminimo akmenų krūvą bazinėje stovykloje. Kai jie nusileido, Džordžas ištarė žodžius, kurie amžinai apibūdins šį kalną. Tai žiaurus kalnas, kuris bando tave nužudyti. O artas gilkis yra tik vienas iš daugelio žmonių, kurie prarado gyvybę dėl negailestingos šio žiauraus kalno prigimties. Iš kiekvienų 4 žmonių, kuriems pavyksta pasiekti kalno viršūnę, vienas niekada nebegrįžta.
Tai vienas didžiausių mirtingumo rodiklių tarp visų pasaulio kalnų, o čia atvykstantis alpinistai nėra tie, kurių mirties tikėtumėsi. Tai kodėl elitiniai alpinistai ir toliau rizikuoja viskuo šiame kalne? Kai kurie tai daro dėl šlovės, bet 1994 m. Liepą šis vyras, vardu Steve'as Anšas, rizikavo viskuo dėl priežasties, kuri tiesą sakant mane labai sušildo. Matai, tas laipiojimo sezonas buvo visiška netvarka. Žiaurios, nesiliaujančios audros visiškai sujaukė kelių skirtingų tarptautinių ekspedicijų planus ir alpinistų komandos iš viso pasaulio buvo priversos atsisakyti savo pirminių maršrutų. Liko išsibarstęs, išsekęs alpinistų būrys iš įvairių šalių, kurie dalijosi ribotą įrangą ir buvo pasiryžę išspausti maksimumą iš blogos situacijos. Steve'as buvo pačiame šio košmaro centre, kartu su alpinistu iš Australijos vardu Michaelas Groomas. Jis nebuvo profesionalus gidas. Jis nevadovavo ekspedicijų kompanijai ir niekas tame kalne jam nemokėjo už tai, kad jis ten būtų. Iš tikrųjų, jis finansavo savo kopimo keliones bendruomenės parama ir grįžęs namo rašydavo apie jas vietiniam laikraščiui. Iš tikrųjų, iš visų tą sezoną kalne buvusių alpinistų, Michaelas buvo labiausiai patyręs. Jis jau buvo stovėjęs ant Everesto viršūnės be deguonies balionų vos prieš metus. Galėtumėte tikėtis, kad žmogus su tokia patirtimi ir gebėjimais įveiktų Kadų viršūnę ir saugiai nusileistų be jokių incidentų. Tad įsivaizduoju, kad visiems kalne tai turėjo būti visiškas šokas, kai 1994 m. Liepos 25 rytą staiga pasigirdo skubus pagalbos šauksmas. Michaelas iš visų žmonių pateko į rimtą bėdą. Jis pasisuko kelią visiškai nepastebimoje atkarpoje, leisdamasis žemyn, vos žemiau antrosios stovyklos. Tai nebuvo dėl kritimo ir sniego lavinos. Nebuvo nieko, į ką kas nors galėtų parodyti ir pasakyti, štai dėl ko taip nutiko. Tačiau kitą rytą jis visiškai negalėjo remtis koja. Jis buvo įstrigęs. Kai žinia pasiekė žemesnes stovyklas, Steve'as buvo priblokštas. Jis ir Michaelas susibičiuliavo bazinėje stovykloje dėl blogo oro. Todėl, kai išgirdo apie savo draugo likimą, jis padarė tai, ko beveik ne vienas kitas alpinistas tame kalne nebūtų ryžęsis. Jis užsidėjo įrangą. Aš tikrai negaliu paaiškinti, koks nepaprastas tai buvo dalykas. Steve'as pats buvo atsisakęs bet kokių svajonių įkopti į Kadų viršūnę. Anksčiau šį sezoną jis ir Michaelas iš tikrųjų buvo pakilę iki 26 000 pėdų aukščio. Tačiau kai jis pamatė žiaurią kalno realybę ten aukštai, priėmė nepaprastai sunkų, bet protingą sprendimą – atsisakyti savo bandymo pasiekti viršūnę. Jis nusileido atgal į bazinę stovyklą ir tiesiog laukė, kol pasibaigs likusi sezono dalis. Būtent Michaelas tęsė kopimą ir 1994 m. Liepos 23 d. pasiekė Kadų viršūnę be papildomo deguonies. Steve'as buvo visiškai išėjęs iš pavojaus zonos. Dauguma alpinistų tuo metu tiesiog laukia, kada galės susikrauti daiktus ir grįžti namo pas savo šeimas. Tai kodėl? Kodėl vaikinas, kuris negaudavo atlyginimų, neturėjo didelio korporatyvinio rėmėjo ir niekam nieko nebuvo skolingas, savanoriškai grįžtų atgal į žiaurųjį kalną, kai jau buvo visiškai saugus apačioje? Na, galbūt tai buvo dėl jo ankstesnės patirties. Namuose, Pietų Kalifornijoje, Steve'as buvo uolų laipiotojas, o ta glaudi bendruomenė turėjo nerašytą taisyklę. Niekada nepalik žmogaus laukinėje gamtoje. O gal jis tiesiog apsidairė stovykloje, pamatė būrį nugalėtų, išsekusių tarptautinių komandų, susikraunančių palapines ir besiruošiančių grįžti namo ir suprato, kad jei jis nelips aukštyn, Michaelas ten mirs. Nežinau. Kad ir kokia buvo jo priežastis, Steve'as priėmė savo sprendimą. Jis apsirūpino įrangą, pasiėmė kitą amerikietį alpinistą vardu Dave'as Bridgesas ir kartu jie pradėjo kopti atgal į žiaurųjį kalną, bandydami pargabenti Michaelą Groomą namo. Tačiau pakeliui, aukštutinėje bazinėje stovykloje Bridgesas staiga užklupo stiprus apsinuodijimas maistu. Jis buvo visiškai nepajėgus ir negalėjo žengti nė žingsnio toliau. Dauguma žmonių čia apsisukto atgal. Steve'as tiesiog toliau kopė aukštyn visiškai vienas. Ir priešingai visoms tikimybėms jam iš tikrųjų pavyko. Steve'as rado Michaelą šiek tiek žemiau antrosios stovyklos ir davė jam vaistų nuo skausmo dėl kojos. Po to sekė lėtas ir pavojingas darbas – nuleisti sužeistą žmogų nuo kalno, kuris visiškai neatleidžia už sužeidimus. Steve'as perėmė vadovavimą.
Jis netgi užsikrovė Maiklo sunkų kuprinę ant savo nugaros, kad palengvintų Australo naštą, ir tada pradėjo švelniai bei atsargiai vesti Maiklą žemyn per kai kurias atviriausias ir techniškai sudėtingiausias K2 atkarpas. Įsivaizduokite, kiek fizinės ir psichinės jėgos tam reikia. Esate tokiame aukštyje, kur net vienas žingsnis atrodo tarsi kvėpuotumėte per šiaudelį. Jūsų raumenys praktiškai ėda patys save vien tam, kad organai galėtų funkcionuoti. O dabar jūs dar ant savo nugaros nešate kito žmogaus gyvybę. Stresas greitai paveikė Steve'o kūną. Kiekvienas žingsnis atrodė varginantis. Net paprastos užduotys, tokios kaip prisisegimas prie virvės ar pirštinės sureguliavimas, iš jo pareikalaudavo daugiau energijos nei turėtų. Tačiau jis nenustojo eiti ir kažkaip jiems pavyko. Jiems lėtai leidžiantis žemyn per dantytus akmenis ir slidų ledą žemiau antrosios stovyklos, didelė įtampa pagaliau pradėjo slūgti. Pirmą kartą per visą dieną jie iš tikrųjų pajuto, kad išgyvens. Iki popietės vidurio Steve'as stovėjo prie milžiniško, beveik statmenai krentančio skardžio krašto. Jei stovėtumėte ten kartu su juo, žiūrėtumėte žemyn į stačią užšalusio uolos sieną, kuri leidžiasi tiesiai žemyn link žemesnių stovyklų. Jis jau buvo įveikęs sunkiausią dalį. Dabar jam tereikėjo prisekti savo apraišą prie virvės, nusileisti šio paskutiniu stačiu šlaitu ir žengti ant saugesnio, lygesnio sniego apačioje. Tačiau K2 turi labai paprastą problemą, kai reikia leistis žemyn. Norėdami saugiai įveikti tokias atkarpas kalne, alpinistai naudoja vadinamasias pritvirtintas virves. Jos veikia kaip turėklai labai stačiuose pavojinguose laiptuose. Jūs prisegate savo apraišą prie šios virvės ir tiesiog leidžiatės žemyn. Net jei paslystumėte, virvė jūs sulaikys. Problema ta, kad pasibaigus laipiojimo sezonui, komandos tiesiog palieka savo virves pririštas prie kalno ir grįžta namo. Nes niekas iš tikrųjų netvarko K2. Kitais metais ateina nauja komanda ir jie nenori pasitikėti sena virve, kurią matote ant paliktą. Jie mieliau naudoja savo visiškai naują virvę, kurią atsinešė, ir pririša ją šalia tos senos virvės. O kitais metais kita komanda padarys tą patį. Per dešimtmečius tai sukūrė milžinišką užšalusią netvarką, besidriekiančią žemyn nuo kalno tarsi senos skalbinių virvės. O virvė palikta saulėje ir šaltyje daugelį metų nebūna stipri amžinai. Saulės šviesa ir ledas pamažu ardo ją iš vidaus, taip pat kaip sodo žarna, palikta lauke 10 vasarų, tampa kieta ir sutrūkinėja, nors iš išorės vis dar atrodo gera. Virvė gali atrodyti visiškai normali, tačiau joje gali būti beveik nelikę pradinio stiprumo. Ir kadangi senos virvės visos padengtos tuo pačiu baltu sniegu ir ledu, na vien tik žiūrint neįmanoma pasakyti, kuri virvė yra gyvybės linija, o kuri pūvantis spąstai. Tame staigiame nuolydyje Steve'as naudojo naujesnę tvirtą virvę, kurią jis iš tikrųjų žinojo esant saugę ir kuri tuo metu buvo naudojama kito alpinisto. Steve'as buvo visiškai išsekęs. Jis buvo fiziškai palūžęs nuo Maiko nešulio nešimo. Kiekviena sekundė praleista stovint stingdančiame šaltyje siurbė paskutines jo energijos atsargas. Jis jautė, kad daugiau nebegali laukti. Taigi jis pažvelgė į susipynusi virvių kamuolį, paėmė vieną iš senesnių virvių ir vietoj to prisisegė prie jos savo apraišą. Ir kai Steve'as uždėjo savo svorį ant virvės ir pradėjo leistis žemyn, virvė, prie kurios jis buvo prisisegęs apraišą, tiesiog nutrūko. Nebuvo jokių išankstinių įspėjamųjų ženklų ar pavojaus signalų, o kadangi jis jau buvo pradėjęs leistis, vos tik supuvęs nailonas nutrūko, iškart ėmė veikti gravitacija. Jis nukrito beveik 760 metrų žemyn ant šlaito. Ir, deja, smūgis buvo mirtinas. Steve'o Unšo mirtis pribloškė visus. Jis jau buvo atlikęs sunkiausią dalį. Jis ten viršuje pasirinko saugų kelią. Ir dar keiščiau, jis neturėjo jokios priežasties ten tai pasielgti. Įprastomis aplinkybėmis alpinistas turi porą patikimų būdų patikrinti, ar virvė vis dar tvirta, prieš patikėdamas jai savo gyvybę. Ir tiesioginė prasme jo nepersekiojo jokia audra ar sniego lavina. Jis tikriausiai žinojo, kuo rizikuoja pasitikėdamas nepatikrinta virve. Tai kodėl jis nelaukė? Ką jis galvojo? Na, tai dar vienas būdas, kaip K2 pražudo savo elitinius alpinistus.
Nes problema buvo ta, kad kai jis pasiekė tą stačią nuolydį, Steve'as beveik nebejotinai jau negalvojo taip, kaip įprastai galvotų. Leiskite paaiškinti. Maždaug 8000 metrų aukštyje ant kadų yra tiek mažai deguonies, kad alpinisto kraujyje deguonies kiekis tiesioginė prasme sumažėja beveik perpus, palyginti su tuo, koks jis būtų jūros lygyje. Prisiminkite, Steve'as jau buvo pasiekęs tokį aukštį anksčiau šį sezoną, o tada jis vėl kilo aukštyn, kad už sužeistą vyrą neštų sunkius krovinius. Jo kūnas buvo visiškai pavojingai išsekęs. Įsivaizduokite, kaip bandote priimti vieną svarbiausių savo gyvenimo sprendimų, kai jūsų kūną apima toks nuovargis. Dar blogiau. Ten viršuje energijos stokoja ne vien jūsų kūnas. Prefrontalinė žievė, ta smegenų dalis, kuri atsakinga už logiką ir mąstymą, taip pat veikia tik iš dalies. Jūs tiesioginė prasme ten viršuje nebemastote blaiviai. Ir tikrai bauginanti dalis yra ta, kad alpinistas net nepastebi, jog tai vyksta. Pavojingi sprendimai staiga nebeatrodo neapgalvoti ar nekontroliuojami. Rizikuoti savo gyvybę ten viršuje neatrodo beprotiška. Iš tikrųjų, tiems, kurie kopia aukštyn, viskas, kas lieka, yra ši pirminė, itin susitelkusi manija pasiekti viršūnę, bet kokią kainą. Alpinistai netgi turi šios būklės pavadinimą. Ji vadinama viršūnės karštligė ir gali paveikti bet ką, tiek pradedantį, tiek patyrusį. Tai tikrai paveikė Miguelį Angelą Peresą 2014 m. Liepos 27 naktį, kai jis ruošėsi antrą kartą šį sezoną padaryti tai, ko dauguma alpinistų net nebandytų per visą gyvenimą. 2 dienomis anksčiau, birželio 25-ąją, Miguelis kartu su savo kopimo partneriu Farenu Latore ir daugiau nei 30 alpinistų kopė į kadų viršūnę. Miguelis taip pat kopė be papildomo deguonies ir nors daugelis tai laiko pačia tyriausia, garbingiausia alpinizmo forma, ji taip pat yra pati negailestingiausia. Šaltis ir deguonies trūkumas tokiame aukštyje reiškia, kad jūsų kūnas tiesioginė prasme pradeda save ėsti. Kiekvienas žingsnis reikalauja milžiniškų skausmingų pastangų. Net ir gerą dieną viskas gali pakrypti bloga linkme net ir patiems labiausiai patyrusiems alpinistams. Ir tą dieną po pietų, likus maždaug 900 vertikalių pėdų iki viršūnės, būtent tai ir įvyko. Miguelio kūnas tiesiog nustojo funkcionuoti. Jo tempas sulėtėjo iki šliaužimo. Jis vos galėjo pastatyti vieną koją prieš kitą. Darėsi pavojingai vėl, o jis tik silpo. Taigi būtent ten jis priėmė atsakingą sprendimą atsisakyti viršūnės ir grįžti į 4. stovyklą. 2014 m. Liepos 26 d. ant kadų viršūnės stovėjo 32 žmonės. Tuo metu vienas vyras laižėsi žaizdas palapinėje 4. stovykloje. Ir normaliomis aplinkybėmis čia istorija ir pasibaigtų. Po to, kai savo kūną nuvarote iki absoliučios ribos mirties zonoje ir nesėkmingai bandote, nusileidžiate, grįžtate namo ir gyvenate toliau. Tačiau kai Miguelis stebėjo 10 kitų grįžtančių alpinistų, linksmai švenčiančių vieną sunkiausių kopimo pasiekimų pasaulyje, jo paties nesėkmės našta turbūt buvo slegianti. Ta pačia akimirką Miguelis nusprendė, kad bandys dar kartą. Miguelio sprendimas neturėtų prasmės, jei nesuprastume, kas jį skatino. Jis nebuvo profesionalus alpinistas pagal profesiją. Iš tikrųjų, jis buvo labai sėkmingas valstybės advokatas ir bendrovės Ebro Foods, didžiausias Ispanijos maisto grupės generalinis sekretorius. Jo profesinį gyvenimą apibrėžė griežta logika ir korporatyvinė atsakomybė, tačiau jo aistra egzistavo virš debesų. Jį negailestingai vedė apsėdimas įkopti į visus 14 pasaulio 26 000 pėdų viršukalnių. Jis jau buvo įkopęs į 8 iš jų. Keidų buvo svarbiausias prizas. Priartėti iki 900 pėdų ir žinoti, kad jis pasitraukė, buvo psichologinis pralaimėjimas, kurio jo protas tiesiog atsisakė priimti. Jis turėjo bandyti dar kartą. Taigi, sėdėdamas savo palapinėje mirties zonoje 4. stovykloje, jis sugalvojo desperatišką, pavojingą planą. Liepos 27-ąją jis ilsėsis 26 000 pėdų aukštyje ir kitą dieną bandys dar kartą. Kad užtikrintų savo sėkmę, jis atsisakė griežčiausių alpinistinių principų ir nusprendė naudoti deguonies balionus kopdamas į viršūnę. Taigi, 2014 m. Liepos 28 paryčiais Miguelis atitraukė palapinės užtrauktuką ir žengė atgal į stingdantį šaltį.
Šiuo metu jis kalne buvo vienas, visi kiti jau buvo grįžę į bazinę stovyklą arba pasiekę viršūnę ir sugrįžę. Migelis buvo itin susikoncentravęs, apsėstas instinktyvaus troškimo pasiekti viršūnę bet kokią kainą. Butelius esantis deguonis, kurį jis galiausiai sutiko naudoti, palaikė jį pakankamai sąmoningą, o jo grynas, nesuvokiamas noras pasiekti viršūnę darė visą kitą. Vėliausiai, maždaug 1 valandą dienos, nepaisant visų kliūčių, šlaitas išsilygino. Migelis stovėjo ant laukinio kalno viršūnės. Trumpą, prabėgantį akimirką jis buvo laimėjęs. Jis buvo užkariavęs savo didžiausią prizą, dar vieną kalną išbraukęs iš sąrašo. Tačiau realybė, ką jis ką tik padarė savo kūnui, jau jo laukė. Nes kai jis pradėjo leistis žemyn visiškas, iki kaulų smegenų nuovargis tempiant savo kūną, kuris 3 dienas praleido mirties zonoje, pagaliau jį užklupo. Jis pradėjo lėtai leistis žemyn. Jis buvo toks lėtas, kad kai saulė pradėjo leistis už Karakormo horizonto, jis dar buvo toli nuo saugios 4-osios stovyklos. Ir kadangi jis buvo paskutinis žmogus kalne, nebuvo jokios iš paskos kopiančios komandos, kuri būtų galėjusi netyčia jį rasti. Nebuvo ne vieno kito žmogaus, su kuriuo jis galėtų pasidalyti palapinę, o bandyti leisti žemyn nuo kadų visiškoje tamsoje buvo neįmanoma. Migelis neturėjo kito pasirinkimo, kaip tik sustoti ir pailsėti būtent ten, be miegmaišio ar palapinės kadų viršutinėse šlaituose. Alpinistai tai vadina atviru bivaku. Ir tai visuotiniu sutarimu laikoma pačiu beviltiškiausiu dalyku, kurį alpinistas gali padaryti tokiame aukštyje. Valandų valandas jis sėdėjo susigūžęs visiškai vienas ant mažytės atbrailos stingdančioje tamsoje, 1000 pėdų virš civilizacijos, klausydamasis aplink šėlstančio vėjo ir laukdamas saulės, kuri atrodė niekada nepatekėsinti. Jis nedrįso užsimerkti, nes užmigti reikštų sušalti iki mirties. Kažkaip Migelis išgyveno naktį. Iš tikrųjų, jis panaudojo visus likusius, sunkiai įsivaizduojamus jėgų rezervus, kad vilkte nusivilktų žemyn likusią šlaito dalimi. Liepos 29-osios 2014 m. vidurdienį Migelis vienas, svirduliuodamas pasiekė 4-ąją stovyklą, visiškai visus šokiruodamas. Ir dar keisčiau buvo tai, kad Migelis atrodė gerai. Žinoma, jis buvo labai išsekęs ir atrodė nusilpęs, bet jis buvo sąmoningas, galėjo vaikščioti, valgyti ir gerti be jokios pagalbos. 4-oje stovykloje jis netgi paskambino draugui Ispanijoje vardu Eduardas, kuris buvo suorganizavęs gelbėjimo komandą jo paieškai, kad praneštų, jog jis yra saugus. Akimirkai atrodė, kad šis vyras išgyveno vieną stebuklingiausių atvejų alpinizmo istorijoje ir apgavo pačią mirtį. Viskas, ką jam dabar reikėjo padaryti, tai kelias valandas pailsėti palapinėje prieš leidžiantis į bazinę stovyklą. Ir jis atrodė pakankamai tvirtas, todėl niekas nesuabejojo, kai jis įėjo į savo palapinę ir užtraukė jos užtrauktuką. Tačiau tikroji kėdų pavojingumo esmė yra ta, kad jaustis gerai ir iš tikrųjų būti gerai – tai 2 visiškai skirtingi dalykai virš 26 000 pėdų aukščio. Žmogaus smegenys ne visada siunčia pavojaus signalą prieš nustosios veikti. Kartais jos tiesiog tyliai pradeda tinti, skystis kaupiasi mažais kiekiais, kurių niekas negali nei pamatyti, nei pajusti, o žmogus, kurios smegenyse tai vyksta, vaikšto, kalba, juokiasi ir valgo, lyg nieko blogo nebūtų. Ir kiekvienas rimtas alpinistas tai žinojo. Žmonės bazinėje stovykloje tikrai tai žinojo, nes kol Migelis valgė ir gėrė su alpinistais 4-oje stovykloje, mažą 4 pakistaniečių aukštuminių alpinistų gelbėjimo komandą, kurią suorganizavo jo draugas Eduardas, vis dar kopė į kalną jo ieškoti. Jie turėjo atsarginių deguonies balionų, kad galėtų įpūsti daugiau oro į jo plaučius ir buvo pasiruošę, jei reikės, nuvesti jį žemyn prilaikant. Jie niekada negavo tokios galimybės. Nes kai kiti alpinistai 4-ojoje stovykloje šaukė Migelio vardą prie jo palapinės, ragindami jį ruoštis paskutiniam nusileidimui, Migelis neatsiliepė. Jie šaukė dar kartą, bet atsakymo nesulaukė. Sutrikę jie atsegė jo palapinę, svarstydami, kas galėjo nutikti žmogui, kuris vos prieš kelias valandas dar sėdėjo, valgė, gėrė, kalbėjosi, tarsi niekas pasaulyje jo nebūtų palietęs. Ir būtent ten jie rado jo negyvą kūną, ramiai gulinti viduje. Jis tyliai mirė viegodamas. Paaiškėjo, kad didžiulis stresas dėl ekstremalaus aukščio, dienos praleistos mirties zonoje, desperatiškas antrasis bandymas pasiekti viršūnę ir ta naktis atvirame ore buvo tiesiog per daug jo kūnui. Kai ši žinia pasklido po pasaulį, žmonės buvo šokiruoti. Jie vadino jį neapdairiu.
Kaip toks profesionalas galėjo ignoruoti perspėjimus ir rizikuoti viskuo? Tačiau tamsi tiesa yra ta, kad kartais priežastis, kodėl kadų pražudo alpinistus, visiškai nesusijusi su pačiu kopimu, o susijusi su tuo, kodėl jie kopė. Kai kurie kopija dėl šlovės, kiti iš nevilties, o dar kiti tiesiog kopija, kad išmaitintų savo šeimas. Niekas apie tai nekalba. Bet tamsi tiesa apie kopimą į kadų yra ta, kad čia veikia žiauri ekonominė hierarchija. Pirmiausia yra turtingi alpinistai ir jų ekspedicijų organizatoriai, kurie moka $1000 vien už šios patirties organizavimą. Tuo tarpu apačioje vietiniai nešikai neša sunkes naštas, užtikrindami, kad visa operacija vyktų sklandžiai. Ir net šiame vaidmenyje yra lygių, nes profesionaliai sertifikuoti Nepalo šerpai gali uždirbti iki $10,000 per sezoną šiuose kalnuose, o pakistanietis nešikas vedlys gali uždirbti tik $2,000 per visus metus. Patikėkite ar ne, nešikai įstrigę bazinėje stovykloje uždirba dar mažiau. Jei nori uždirbti tikrus pinigus, tokius, kurie iš tikrųjų gali pakeisti šeimos gyvenimą, turi kilti aukštyn. Finansinis skirtumas tarp žemų šlaitų ir viršūnės yra toks didžiulis, kad kai kurie vyrai pasiryžta rizikuoti dėl aukštumų premijos. Ir Muhamedas Hasanas buvo vienas iš tų vyrų. Muhamedu iš tikrųjų nerūpėjo alpinizmo šlovė ar pasaulio rekordai. Jis buvo 27 metų nešikas, turintis sunkiai sergančią motiną ir 3 augančius vaikus. Jis reikėjo kiekvieną centą, kurį galėjo gauti. Ir 2023 metų vasarą jis pasirašė sutartį su Laila Peak Expedition dirbti Keidų viršutinėse šlaituose, kad padėtų virvių tvirtinimo komandai nutiesti liniją, kurią tą sezoną naudosis 50 geriausių pasaulio alpinistų siekiančių viršūnės. Tai standartinis darbas, kurį nešikai nuolat atlieka Kadų kalne. Buvo tik viena didžiulė problema. Muhamado patirtis apsiribojo krovinių nešiojimų bazinėje stovykloje ir aplink mažesnės viršūnės Pakistane. Šis šturmas į viršūnę turėjo būti pirmas kartas jo gyvenime, kai jis pakils aukščiau nei 26 000 pėdų ir jam buvo patikėtas itin svarbus darbas – tvirtinti virvę. Jo įranga greitai parodė jo nepatyrimą. Jo laipiojimo kostiumas buvo per laisvas. Jo pirštinės nebuvo pritaikytos tokiam šalčiui, koks jo laukia virš peties. Jo apranga apskritai buvo tokia, kokios tikėtumėsi iš žmogaus, kuris savo karjerą praleido tokiose aukštumose, kur ore dar pakanka deguonies, kad rankos veiktų normaliai. Jo įmonė Lila Peak Expedition jam buvo davusi maždaug 250 000 rupijų arba apie $850, kad jis galėtų įsigyti viską, ko reikia kopimui mirties zonoje. Kas tikrai aišku tai, kad tai, ką jis vilkėjo išeidamas iš trečiosios stovyklos Liepos 27 vakarą, nebuvo pritaikyta ten, kur jis ketino eiti. O tą naktį trečioji stovykla atrodė mažiau kaip alpinistų ekspedicija ir labiau kaip mažas miestas besiruošiantis evakuacijai. Visur buvo žibintuvėliai linguojantis tamsoje, kai beveik 200 alpinistų iš 14 skirtingų kompanijų tikrina savo apraišus, prisukdavo deguonies reguliatorius ir laukė savo eilės prisisekti prie vienos fiksuotos virvės, kurią visi turėjo dalintis. Kai kurie iš šių vyrų ir moterų buvo sumokėję 40 ar 50 $1000 būtent už šią naktį. Muhamadas gaudavo tik mažą dalį tos sumos, bet jis iš tikrųjų buvo komandos dalis, kuri darė šią ekspediciją įmanomą. Nes Kadų kalne mokantis klientai negali tiesiog nueiti iki viršūnės. Jiems turi būti nutiestas kelias. Ir tą kelią nutiesia priešakinė komanda. Tai vyrai, veikiantis pačiame ieties smaigalyje. Jų darbas – pirmiems įkopti į pavojingiausias kalno atkarpas, nešantis sunkius ledo varžtus, pitonus ir mylias storos nailoninės virvės. Jie turi įkalti tvirtinimus į kietą kaip šarvai ledą, pritvirtinti saugos virvę, ištraukti virvės laisvumą ir žengti aukščiau į tamsą, kad viską pakartotų iš naujo. Iš esmės, jie tiesia greitkelį mirties zonoje. Jų klientai apačioje nepajudės nė per centimetrą. Muhamado darbas buvo paduoti virvę šerpams, kurie virš jo tvirtino inkarus. Jei jis atsilikdavo, 50 už jo esančių alpinistų sustodavo. Iš pradžių darbas buvo sąmoningai lėtas. Įsuk varžtą, prisek virvę, ištrauk virvės laisvumą, pakilk 6 pėdas aukštyn, įsuk kitą varžtą. Valanda po valandos Muhamadas liko prisiglaudęs už šerpų, leisdamas virvę, kai jie vieną po kito sukdavo varžtus į ledą virš jo. Jo prožektoriaus spindulys atsimušė į juodą stiklinį ledą, kuris vos laikė vieną apkausto smaidelį. Virš jos Irakas tūnojo tamsoje, forma, kurią galėjai įžiūrėti tik iš dalies.
Maždaug 2:20 ryto Muhamadas su komanda buvo įveikęs siaurą ledo atbrailą, vadinamą butelio kaklelio traversu. Kad suprastumėte, koks siauras yra ši vieta, tiesiog įsivaizduokite, kad bandote eiti šonu per stačiai pasvirusi namo stovį. Dabar įsivaizduokite, kad tas stogas visiškai padengtas lygiu, slidžiu juodu ledu. Nėra jokio lygaus paviršiaus, ant kurio galėtumėte pastatyti kojas. Jums tiesiog reikia slinkti šonu po vieną nepatogų žingsnį, laikant visą savo kūno svorį ant metalinių batų smaigų. 5 mylių aukštyje, stingdančiame šaltyje ir visiškoje tamsoje. Jei prarandate pusiausvyrą ir paslystate, niekas jūsų nesulaikys. Tai staigus, vertikalus, daugiau nei 8000 pėdų kritimas į bedugnę. Tai ta vieta Kadų kalne, kur geriau nepaslysti. Ir Muhamedas buvo kažkur perėjęs viduryje, laikydamasis virvės, batais žengdamas per ledą, kuris po juo leidosi tokiu kampu, kuris net leidžia klaidų, kai jo koja po jo koja pasitaikė tai, ko ten nebuvo. Jo kramponas užkliuvo už paslėpto minkštesnio sniego lopinėlio krašto, tokio, kuris atrodo lygiai taip pat kaip visas aplinkui, bet nesulaiko svorio taip pat. Pusę sekundės jo batas tiesiog slydo toliau, praslydo per jį, o neįsikibo į sniedą. To visiškai pakako. Jo kūnas nuslydo nuo atbrailos į šoną, o virvių, kurias jis nešėsi, svoris perėmė kontrolę. Prieš jam spėjant sureaguoti, Muhamedas pradėjo ristis žemyn nuo kalno. Jis nukrito maždaug 15-20 pėdų, bet kadangi buvo prisegtas prie pritvirtintos saugos virvės, nenukrito iki pat ledyno. Kritimas tuo nesibaigė. Po kelių valandų nuolatinio judėjimo jo apraišai buvo atsilaisvinęs ir toliau slydo net tada, kai virvė jį sustabdė. Nuslydo žemiau klubų, žemiau šlaunų, kol susispaudė kažkur ties keliais. Kai jis sustojo, jis jau nekabojo vertikaliai. Jis kabėjo žemyn galva ant pritvirtintos virvės, galva nukreipta žemyn į ledą, batai kažkur virš jo, lengvai siūbuodamas nuo likusios inercijos. Virš jo ant atbrailos kaktiniai žibintai pasisuko į garso pusę. Keletas alpinistų pajuto, kaip virvė trūktelėjo po jų pirštinėmis ir pažvelgė žemyn, kad pamatytų vieną iš savo komandos narių, kabantį ten aukštyn kojomis, o įranga išsibarščiusi žemiau jo ant šlaito. Muhamadas buvo gyvas. Jie galėjo tai matyti. Jis netgi judėjo, silpnai bandydamas atsitiesti, ieškodamas atramos rankomis, kurios jau prarado jautrumą pirštinėse, kurios iš pradžių nebuvo skirtos tokioms situacijoms. Tačiau jo deguonies kaukė buvo nusiplėšusi per tą griūtį. Žarna vis dar buvo prijungta prie butelio ant jo nugaros, todėl brangusis dujos šnypštė į atvirą orą, o ne į jo plaučius. Kai kurie jo viršutiniai drabužiai taip pat buvo prasiplėšę, pakankamai, kad šaltis pasiektų nuogą odą po apačią. Esant 27 000 pėdų aukštyje, šiek tiek po 2 valandos nakties. Tai temperatūra, kuri siekia maždaug -30 laipsnių. Toks šaltis labai greitai pradeda daryti rimtą žalą. Jie turėjo jam padėti. Dėl to nebuvo jokių abejonių. Problema buvo, kaip tai padaryti. 2 šerpai iš tvirtinimo komandos pirmieji nusileido pas jį, manydami, kad galės jį užtraukti atgal ant atbrailos, traukdami jį rankomis. Bet bandyti pakelti žmogų, kabantį virvėje žemyn galva, 27 000 pėdų aukštyje, kai tavo paties kūnas jau veikia iš paskutiniųjų, po 6 valandų kopimo, yra daug sunkiau nei atrodo. 2 šerpai atidavė visas jėgas, bet to nepakako. Muhamado kūnas vos pajudėjo. Po dar kelių minučių bandymų jie paleido virvę, užlipo atgal ant lentynos ir vėl prisijungė prie tvirtinimo komandos. Kai kuriems klientams vis dėlto reikėjo, kad jie užbaigtų darbą. Muhamadas liko kaboti ten, apverstas, vienas ant virvės, o darbas, kuris turėjo padaryti kalną saugų visiems kitiems, tęsiasi 6 pėdomis aukščiau jo galvos. Ir praėjus 15 minučių po jo kritimo, maždaug 2:35 minutės ryto, situacija dar labiau pablogėjo. Aukštai kažkur virš traverso duslus, griausmingas trakštelėjimas per kelias sekundės virto riaumojimu. Alpinistai ant lentynos per batus pajuto virpėjimą, o tada tamsoje į juos staiga smogė galingas vėjas. Tai buvo sniego lavina ir tai, ką ji padarė, buvo kur kas blogiau nei kas nors galėjo numatyti. Ji tiesiogiai perkirto kai kurias pritvirtintos virvės atkarpas, būtent tą virvę, kurią tvirtino Hasanas. Taigi ši traversa, jau ir taip siauriausia bei atviriausia visame kalne, dabar tapo neįveikiama. Alpinistai, likę už nuošliaužos, neturėjo kur eiti, o tie, kurie buvo priekyje, taip pat negalėjo grįžti atgal.
Ir kažkur žemiau viso to chaoso Muhamadas vis dar kabėjo žemyn galva ant to, kas liko iš virvės. Jis kas minutę neteko šilumos, niekam negalint jo pasiekti, kol kalnas sprendė, ar jau baigė byrėti tą naktį. Prireikė laiko, kol sąlygos pakankamai pagerėjo, kad kas nors išdrįstų leistis atgal pas jį. Kai pagalba pagaliau atvyko. Ją suteikė Hasanas Šigris, Mohamedo pusbrolis, ir Tenzinas Lama, Nepalo šerpa gidas. Ir Gabrielius Tarso, Brazilijos alpinistas, kuris neturėjo jokio supratimo, kas jis toks, bet negalėjo tiesiog stovėti ir žiūrėti, kai žmogus kovoja už savo gyvybę. Visi trys vyrai sustojo padėti Mohamedui. Tačiau problema, kaip iškelti suaugusį vyrą, kuris kabojo žemyn galva 27 000 pėdų aukštyje, niekur nedingo. Tam vis dar reikėjo daugiau fizinės jėgos, nei bet kuris išsekęs žmogus ten turėjo. Todėl jiems teko apgauti gravitaciją. Gabrielius, Hasanas ir Tenzinas giliai įsuko sunkų metalinį ledo sraigtą į tvirtą sieną, pritvirtino prie jo karabiną, paėmė virvę laikančią Muhamadą ir perverė ją per metalinį žiedą. Ir kartu jie pavertė tą vieną tvirtinimo tašką improvizuotą skriemulių sistema, kuri padidino jų fizinę jėgą. Planas buvo toks, kad jie naudos tą sistemą, kad po truputį, skausmingai tempdami, iškeltų Muhamadą aukštyn. Jiems prireikė maždaug 90 minučių, kad pastatytų tą skriemulių sistemą. 90 minučių yra ilgas laikas stovėti nejudant tokiame aukštyje. Tai 90 minučių, per kurias tavo kūnas sudegina atsargas, kurių jis neturi. Ir Tenzinas Lama nebuvo vienas. Jis vedė Kristiną Harilą, moterį, kuris svajojo pasiekti tai, apie ką niekas alpinistų istorijoje net nesvajojo. Kristina siekė užkopti į visus 14 pasaulio 26 000 pėdų viršukalnių vieną po kitos per vieną kopimo sezoną. Ji jau buvo įveikusi 13 iš jų. K2 buvo paskutinis įrašas sąraše, paskutinė viršukalnė skyrusi ją nuo rekordo, kurio net dvigubai vyresni alpinistų legendos niekada nebuvo priartėję. Tačiau laikas senka ir net kai Gabrielius ir Tenzinas baigė montuoti savo skriemulių sistemą, kalnas jiems pateikė dar vieną kritinę situaciją. Kažkur priekyje, kur tvirtinimo komanda buvo praėjusi prieš kelias valandas, nuslinko lavina. Iškart po to operaciją pasigirdo pranešimas. Tvirtinimo komanda pateko į bėdą. Kristin ir Tenzinas dabar buvo arčiausiai esantis žmonės kalne, kurie galėjo jiems padėti. Ir jie turėjo apsispręsti. Likti šalia Mohamedo, kuris kvepavo Gabrieliaus degonimi, draugui būnant šalia. Arba judėti aukštyn ir išsiaiškinti, kas vyksta. Jeigu visa komanda esanti toliau priekyje, netrukus prireiktų tokios pačios pagalbos, kokią ką tik gavo Mohamedas. Džija nusprendė judėti toliau. Harila ir Tenzinas tikėjo, kad daugiau pagalbos jau kyla iš paskos. Hasanas ir Gabrielius vis dar buvo su juo. Ir tikrai jo ekspedicija nepaliks sužeisto žmogaus tiesiog gulėti ten, ar ne? Todėl jie toliau judėjo link tvirtinimo komandos. Kitas valandą ten siauroje atbrailoje su Muhamadu buvo tik Hasanas, jo pusbrolis ir Gabrielius, stebėdami, kaip už jų kaktinių žibintų eilė ilgėja su kiekviena minute, kai vis daugiau alpinistų susigrūda prie siaurumos. Gabrielius nebeturėjo su kuo dirbti. Jokių atsarginių virvių, jokių atsarginių ledo sraigtų. Jo paties ledo kirvis jau buvo iškeltas į kalną Sulama, naudotas gelbėjimui, kuris iki šiol atvedė Muhamadą. Jiems reikėjo pagalbos ir tada jos pasiekė Halungas Dordžis Šerpa, vyras kopęs su visai kita kompanija. Jis išgirdo, kas vyksta ir sustojo. Su jo pagalba visi trys pagaliau užkėlė Muhamadą per paskutinius kelis ledo metrus ant mažos lygios aikštelės siaurumoje. Tai buvo artimiausia tvirtai stabiliai žemei tame kalno ruože. Muhamadas pagaliau buvo nuimtas nuo virvių ir laimiai jis vis dar buvo sąmoningas. Žinoma, jis jautė tokį šaltį, kokio jo kūnas dar niekada nebuvo patyręs, bet vis dar buvo sąmoningas. Jie vėl uždėjo degonės kaukę ant jo veido ir pradėjo pilti karštą vandenį iš termoso jam į gerklę, bandydami kuo greičiau sušildyti jo kūną, kol kūno vidaus temperatūra dar labiau nenukrito. Jie jam suteikė laiko. Ko jie jam nesuteikė, tai tikrumo. Muhamadas buvo ištiktas hipotermijos. Jo kojos buvo susisukusios po juo beveik valandą, kol jis kabėjo žemyn galva, ir buvo tikra tikimybė, kad jos lūžusios. Jis nekalbėjo, jis beveik nejudėjo. Jis visais ten svarbiais atžvilgiais vis dar buvo bėdoje. Gabrielius, reikia pripažinti, dar vieną kankinančią valandą liko su Muhamadu, bet jo papildomas degonis baiginėjosi. Jei jis būtų pasilikęs dar ilgiau, būtų miręs šalia jo ant tako.
Galiausiai jis turėjo atsistoti, atsukti nugarą ir palikti Muhamadą pusbrolio priežiūrai, kad galėtų nueiti pasiimti daugiau deguonis, jog pats išgyventų. Maždaug 5:30 rytą virš galvos skridęs dronas, priklausęs kitai filmavimo komandai, užfiksavo kažką, kas vėliau tiesioginė prasme sukrės visą alpinistų pasaulį. Tai buvo sužeistas vyras ant tako. Kitas alpinistas klūpėjo prie jo, viena ranka spaudė jo krūtinę, darydamas viską, ką galėjo, kad išlaikytų tą judesį. O virš jo toje pačioje pritvirtintoje virvėje, vienas po kito prisisegę, buvo matyti maždaug 20 alpinistų, vis dar kylančių aukštyn. Žemiau jo toje pačioje virvėje dar bent 10 jau besileidžiančių žemyn. Tai buvo Muhamadas. Jis vis dar buvo gyvas, bet vos. Ir visur aplink juos 10 alpinistų aktyviai judėjo pro juos. Niekas nesustojo sudaryti gelbėjimo komandos. Jie nesustojo paklausti, kas vyksta ar kaip galėtų padėti. Vietoj to alpinistai peržengė jo mirštantį šalčio sukaustytą kūną, tarsi tai būtų tik menkas nepatogumas sniege, ir toliau veržėsi į viršūnę. Dėža kažkuriuo metu, ir mes nežinome kada, tą šaltą rytą Muhamadas Hasanas galiausiai nustojo judėti. Jis ten, siaurame traverse, pasidavė gamtos stichijoms. Ir visą likusį tą rytą žmonės tiesiog toliau kopė. Virš jo, aplink jį, batai statėsi ant gryno ledo iš abiejų jo kūno pusių, tarsi jis būtų tapęs dar vieną kliūtimi maršrute. Niekuo nesiskyrė nuo fiksuotos virvės, pro kurią reikėjo persisekti, ar uolos iš kyšulio, kurį reikėjo apeiti. Man tai tiesiog klaiku. Ir tai yra pagrindinė priežastis, kodėl žygiavau iki Everesto bazinės stovyklos, bet niekada nebandysiu pasiekti viršūnės. Peržengti per mirusius ar mirštančius kūnus yra tikras košmaras, kurio negaliu įsivaizduoti. O kas nutinka, kai alpinistai padaro viską visiškai teisingai? Turiu omenyje, jūs turite idealų orų langą, pasaulinio lygio komandas ir geriausią įrangą planetoje. Ir vis tiek žiaurusis kalnas nusprendžia nuspausti gaiduką. Nes jei manote, kad 2023 metų moralinis žlugimas buvo košmaras, palaukite, kol pamatysite, kaip atrodo tikras, nekontroliuojamas chaosas. Štai kas įvyko blogiausią dieną K2 istorijoje.